C-Bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Teko susidurti su tokiu fiziškumu labiausiai ir išmušė iš vėžio, ar buvo kažkokie kiti dalykai? Manau tas irgi, nes tikrai labai pasijautė, kokia Valencija fiziškai yra ir išmušdavo mus iš derinių, bet gerai galim mes neužpulti, galim turėti problemų, galiausiai sumetėm 70 taškus. Galim jų turėti, bet gynyboje negalim tiek turėti. Jie darė, ką nori, į savo stiprias rankas, Deivisas, Inglisas, Robertsonas. Visi, kas ką norėjo, tas darė, visiškai nieko neklausėm, ką buvom sutarę ir atidavėm jų stipriasias pusės. Kaip antroji pusėje pavyko tą žaidimą išlyginti bent jau antros pusės rezultato prasme? Man atrodo, nepavyko. Sakė, turėjom atkarpą 9-0, bet ir tai, manau, mums pasisekė, nes netgi su tuo sportu darėm tragiškų klaidų. Tai net jie gal labiau prametė iššovės metimus ar klaidas padarė, bet, sakau, tas sportas buvo turbūt vienas geriausių, bet ir jis buvo, ta atkarpa buvo tikrai nei graži, nei gera. Po gero kamuolio judėjimo pavykdavo susikurti progų, atakuoti iš toli, bet krisdavo tik kas 5 tritaškis. Ar labai jautėsi, kad būtent čia nekrenta tie tritaškiai, kurie krisdavo iki šiol fantastiškai? Be abejo, negalim tikėtis, kad visą sezoną jie kris taip, kaip krizo iki šiol ir normalu. Ir sakau, mes puolimų vėlgi galim, nelaimėsim varžybų, bet turim gintis, negalim mums komandos 87-9 taškus, tai turim susitvarkyti gynybą ir tą visą susikalbėjimą. Kokia dabar reakcija yra svarbiausia po tokio pralaimėjimo? Kiekvienam pasižiūrėti save, rytoj pažiūrėsim video, ištaisytas klaidas ir turim varžybas sekmadienį ir eit parodyti, grįžti tą savo ritmą. Tai nėra kada čia liūdėti, nes žinom, koks mūsų tvarkaraštis, tai bandom, sakau, taisyti viską ir einam toliau. Porą klausimų, Tomai, papildomai, labai tuščias minutų buvo, bet aš šiandien ryte draugams sakiau, kad nebūtų kaip su Martinaikas, ir pamanėjai Martinaikas pernai mačą ir aš atsispiriu nuo to, kad labai daug liaupsių yra aplink Žalgirį sezono starte. Mobrau sako, to 5 komandų Eurolygoj, Kleidas sako, Žalgiris turi galvoti apie finalo ketvirtą rinkdamasis naujoką. Jums pavyks atsiriboti nuo viso to šaršulo aplinkui, neįsileidžiat savo galvą? Nežinau, čia kiekvieno asmeninis reikalas, bet jeigu pradėsim galvoti, kad mes čia top 4 ar top 5 komandą, tai labai greit būsim nubausti. Kaip ir šiandien esam nubausti, tikrai nemanau dėl to, kad čia kažką mes klausom, bet negalime prisigalvoti kažko. Mes pernai viršėm lūkesčius ir šiemet turim stengtis eiti tuo pačiu keliu ir negalvoti kažko, kad mes kažkur esam geresni. Ir čia geras vyris užpakalį prieš, manau, rungtynės prieš Asvelį, nes jeigu čia būtų susiklostę, manau, ateitų tas momentas, kai galvotumėm, kad gal jo mes čia kažkokie, bet negali tai būti. Mes esam Žalgiris ir turime eiti kiekvienas rungtynės kapotis, kito kelio nėra. Kiek mačo pradžioje pritrūko kantrybės, 9 išmesti tritaškį ir toks susidarė vaizdas, kad vos neprisilieps prie kamuolio, jis atakuoja krepšį iš to. Aš manau, kad nekantrybė buvo, kaip jie išmušė mus iš savo fiziškumų, iš visų derinių, mes net neturėjom galimybių kažko kito padaryti. Jie mus priveždavo, mes paskutiniam sekundėm iš nesąmoningus metimus, tai visas, manau, tas fiziškume yra. Tai aišku, tritaškiai, sakau, kaip prieš tai sakiau, neįkris taip, kaip įkrisdavo ankstesnėse varžybose, bet sakau, visas tas fiziškumas nusileidom jiem. Komandos pasitarimas trūko 15-20 minučių po rungtynių, kokia buvo Kazio žinutė? Netrūko, tiek treneriai gal ilgiau kalbėjosi, jie man pasakė keletą dalykų ir žiūrėsim video rytoj ir tiek. Tomai, be to fiziškumo, kaip Valencija susispaudė į tos kampus, kad sako, paskutiniam sekundėm teko imtis tų metimų ir tokių jų beprasmių? Jau ir prieš tai sakiau, pasirinkom, turėjom plane savo taikinius ir atrodo atakavom visai kitus žmonės šiandien. Tai, sakau, to fokuso nebuvo nuo pat rungtynių, visi susitarimai viską laužėm. Kur turėjom keistis nesikeičiam, kur turėjom stepauti nesepautinom, kur turim atakuoti vieną, atakuojam kažkodėl kitą. Tai... Kas galėjo numušti komandą nuo to fokuso, kad buvo atsistarę, bet visiškai kitaip padarė? Nežinau, gal kažkoks, nežinau, kiekvienas nuo savęs galėtų pasakyti, bet atrodo, turėjom geras treniruotės, visi tikrai atsiduodavo, kažkoks išsiblaškimas, tas, sakau, jų fiziškumas ant tiek išmušė, gal kažkiek pasimetėm, bet, sakau, gal lengviau būtų pasakyti video pažiūrėti dabar. C-Bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-Bet.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.